Natūralu, aš pati Europos parlamente dirbu aplinkos komitete, tai daug tų nuogąstavimų ir daug kalbų apie aplinkos likimą, apie bendrai klimato kaitą, oro užterštumą, panašius dalykus. Tai man atrodo, kad tos iniciatyvos, kurios kyla iš visuomenės ir ypatingai koordinuotos iniciatyvos, tai jos ir veda prie tų konkrečių žingsnių. Ne tiek galbūt kiek aukštesniuose sluoksniuose teoriškai yra dėliojama, kaip turėtų viskas atrodyti, bet imantis konkrečių veiksmų tam, kad ta aplinka, kiekvienam iš mūsų jinai būtų gražesnė, patrauklesnė ir tokia atsakomybė prieš savo kraštą, prieš savo kaimynus, prieš žmonės, kurie gyvena toj gamtoj, toj aplinkoj. Tai žiūrėjau, kad kiekvienas jaustų atsakomybę palikti tokią, kokią rado, o surasti tvarkingą ir gražią. Kaip tik yra svarbu, kad būtent jauni žmonės imas iniciatyvos ir atsakomybės koordinuoti tos dalykus, nes būtent, kaip pasakyti, jie toliau ves ir Lietuvą į priekį ir nuo mūsų visų priklausys ta aplinka. Ir iš tikrųjų šitą akciją labai svarbu, kad jinai nepriklauso jokiai, nei politiniai ideologijai, nei kitiem įsitikinimam, ir žmonės vienyje pagrindinė ta idėja, kuri neturi jokių, nuostatų ir atspalvių, ir tas yra svarbiausia. Svarbu, kad tai yra pagrindinis įrodymas, kad žmogus gali kažką pakeisti aplink save, kaip visą laiką galbūt tikimės, kad valdžia padarys kažką. Taip, valdžioje yra, kaip pasakyti, teoriniai tokie stumdymai idėjų ir jų pagalba jas įgyvendinant, bet patys žmonės, tai, kas jiems rūpi ir ką jie iš tikrųjų gali padaryti savo rankom, tai yra ypatingai svarbu ir atsirandant tokiom galimybėm, tai yra be galo svarbus dalykas. Ir nežinau, aš tarkim nuo pat mažumės girdėdavau, kad ir iš savo šeimos, ir iš aplinkinių, kad užsidaryti savo kieme tai nėra teisingas kelias, kad turi eiti plačiau žiūrėti reikalas, nes tavo gyvenimas nesibaigia su kiemo tvora. Ta prasme, kad mes visi gyvenam Lietuvoje, gyvenam galų gale Europoje, pasaulyje, ir nuo mūsų veiksmų priklauso, kokį mes jį turėsime ir kokia ta aplinka bus. Tai tik tai žmonių sąmoningumu galima šitais dalykais žaisti ir galima šitos dalykus įgyvendinti. Nelik abejingas.